Esame moksleivių štangos spaudimo čempionate. Šalia manęs viena iš garbingiausių žvaigždžių, Deividas. Ar prisimeni savo pirmąjį čempionatą? Kokie buvo tada įspūdžiai? Buvo jaudulio daug? Neradau stovėje vietos. Pirmos mano varžybos vyko Mažeikiuose. Man buvo 15 gal metų ir pats svėriau 50 gal kokius 4 kilogramus. Ir jūs neįsivaizduojat, per pačias pirmasis varžybas laimėjau pirmą vietą Lietuvos čempionate, tai ant bangos buvau žiauriai. Ir ko palinkėsit tada šios dienos čempionato dalyviams? Dalyviams palinkėčiau stiprybės, ištvermės, kantrybės ir siektų užsibrėžtų tikslų. Jėgos sportą galima prisijaukinti atkaklumu, todėl džiugu, kad sunkaus ir ilgo kelio gerų rezultatų link nesibodi vis daugiau jaunimo. Koks svoris pačiam paklūsta? Tik 100 kg. Tai jau daug. Nebūkit kuklu. Palyginus ne. Kaip sekėsi? Gerai, o dabar ruošiuosi antram spaudimui. Kiek buvo pirmo? 95 kg. Jums tai jau daug? Ne, nedaug. Kodėl šitas sportas? Todėl nes patinka, prie širdies tinka. Kaip sekasi? Sunkiai. Kodėl? Neįstūmiau pirmų bandymų. Tai dabar bandysiu kartuoti svorį. O nuo ko tai priklauso? Kad nepasiseka? Tai nereikia jaudintis ir bus gerai, nes čia iškėliau 2 kartus ne tą patį svorį. Kiekviename sporte labai svarbu turėti favoritus, į kuriuos lygiuosies. Tai motyvuoja. Jiems pavyko, pavyks ir tau. Tai reikia labai norėti. Vienas iš tautos numylėtinių Galiūnas Vidas Blekaitis Prienuose pramogų ir sporto arenoje vykusiame Lietuvos moksleivių štangos spaudimo čempionate ne tik demonstravo savo jėgą, bet ir privertė ne vieną dalyvį pasitempti. Juk ne kasdien gali atsidurti arčiau savo dievukų. Kada pasijaučiau stipresnis už bendramžius, tada man jau buvo viskas. Tiesiog aš mačiau, kad aš pranašesnis. Tada man ir buvo tas didelis noras sportuoti toliau. Pradėjau sportuoti toliau, tie svoriai pasidavė mano jėgai, žodžiu. Aš juos lengvai įveikiau, pradėjau dalyvauti įvairiuose varžybose, ten skint pirmas vietas, tai man ir buvo tas didžiausias džiaugsmas. Šių metų moksleivių štangos spaudimo čempionatas stebino dalyvių gausa. Šiandien turim didelę šventę, kadangi kaip ir pasiektas naujas Lietuvos moksleivių rekordas dalyvių skaičium. 222 užsiregistravę sportininkai šiandieną ir 62 komandos bei 26 savivaldybės. Tai yra turbūt naujas mūsų rekordas moksleivių čempionate. Smagu, kad Lietuvos moksleivių štangos spaudimo čempionatas vyko tokioje gražioje arenoje. Svarbu kelti varžybų kartelę, tada ir jaunimas turės didesnę motyvaciją. Mes šiandien su federacijos vadu diskutavom, tos pačios varžybos ir jų pravedimo lygis labai daug lemia pačio sportininko, būsimo sportininko motyvacija, kaip žiūrėti tą sporto šaką. Aš manau, šiandien vaikai, kurie dalyvavo čia šitose varžybose, jie tikrai įgaus ir papildomą motyvaciją populiarinti šitą sporto šaką. Jėgos trikovės sportą propaguojančių klubų netrūksta visoje Lietuvoje. Tačiau trūko čempionato, kuriame vienose varžybose susijungtų visi moksleiviai. Šitą sportų rungtis, sakykime, yra prieinama bet kuriam miestui, bet kuriam klubui ir labai dažnas užsiėmimas spausti štangą nuo krūtinės. O čia labai gera proga išbandyti. Ir dėl to jaunimas mielai tai daro ir gana gerus rezultatus daro. Lietuvos moksleivių štangos spaudimo čempionato atradimas svorio kategorijos iki 53 kg nugalėtojas Egidijus Valčiukas. Girdėjom, visai nesenai sportuoja, tai kiek laiko? 4 mėnesius. Bet jau turit kuo pasigirti? Jo, turiu. Lietuvos čempionas, Baltarusijos čempionas ir šiandien moksleivių štangos spaudimo čempionas. Kaip taip įmanoma per 4 mėnesius? Aš nežinau, sėkmė gal lydi. Tai, kad šiam moksleivių štangos spaudimo čempionatui puikiai pasiruošta, patvirtina ne tik gausus dalyvių skaičius, bet ir išskirtinis sporto žvaigždžių dėmesys. Pritūpimo techniką su svoriais moksleivių čempionate demonstravo ne tik Paulius Pupinis, jaunasis jėgos trikovės rekordininkas, bet ir daugkartinis Lietuvos bei tarptautinių turnyrų čempionas ir rekordininkas Deividas Albušis. Deividai, kodėl šiandien pasirinkot jau kaip ir pažįstamą svorį 255, esat jau kėlėt? Taip, esu kėlęs. Tiesiog norėjau pasidaryti tokią kaip ir generalinę repeticiją prieš Lietuvos čempionatą. Ruošiuosi gerinti Česnako iš Šiauliečio Lietuvos spaudimo rekordą. Jam priklauso 265. Tai skirtumas kaip ir nėra didelis. Taip, treniruotėse jau esu spaudęs 266, bet negali kiekvieną dieną būti gera forma. Tiesiog gal šiandien papuoliau į tą duobę, sunkokai jaučiausi.
Vienas iš strateginių Lietuvos jėgos trikovės federacijos tikslų kuo daugiau jaunimo pritraukti į šią sporto šaką. O tie čempionatai, kaip įvykęs Prienuose, rodo, kad judama tinkama kryptimi, tai įvertino ir renginio partneriai. Jaunimas gražiai atrodo, vizualiai, sakykime, pečiai, figūra labai sportinė ir ne tik tai vaikinų, bet ir merginų. Taip, kad kas nori gerai atrodyti, reikia sportuoti ir kultivuoti šį sportą. Pats aktyviai dalyvaujantis įvairiose varžybose, Deividas puikiai vertino šį čempionatą. Aš manau super. Ir aš visada tik už tai, kad jaunimą skatint būtent šitoj sporto šakoj. Ko Lietuvoje tikrai yra mažai. Prienam, valio. Nu ką, reikia tik džiaugtis, kad vyksta viskas taip gerai organizuotai, toje puikioje arenoje, visus, pažiūrėkit, visus šypsenos gerą nuotaiką, ko daugiau norėtų. Šis moksleivių čempionatas pavyko, tad Lietuvos jėgos trikovės federacija ir toliau pasiryžusi stebinti, džiuginti ir kelti kokybės kartelę aukštyn.